Nu tai kas, sveiki gyvi. Senai matyti ir girdėti. Baigės. Išeiginės trumpas. 4-5 dienas praėjo. Ketvirtadienį vakare grįžau. Šiandien yra antradienis. Antradienį, žodžio, be 15:09 lėkėm į Vilnių. Tai va, mašina bus pakrauta. Pakrauta mašina, tiesiog tai reikės susimės daiktus, maistą, patalinę, dar kelis, čia vieną tašę rūbų, dar kelis daiktus ir lėkti Ventspilį į keltą. Vėl taip pat toks pat maršrutas kaip ir praeitą kartą. Važiuot, žodžiu, varyt link Ventspilio. Šiandien naktį keltas. Su keltu keltis į Švediją ir tada per Švediją varyti trankėjimą į Norvegiją. Tenais kažkur reikės išsikrauti. Kas per krovinys dar nežinau, nuvažiavus į garažą sužinosiu. Ir kur tiksliau reikės vežti sužinosiu. Tai va, žodžiu, gera buvo pabūt namuose. Kaip jūsų savaitgalis prabėga, parašykit irgi komentaruose. Smagiai, liūdnai, ar dar kažkaip tais kitaip. Tai va, žodžiu. O mes ką, pabiškį judam į priekį. Nebetoli kažkur Vilniaus turėčiau būti, žiauriai didelis rūkas. Temperatūra buvo 0, galbūt bus plikliais, bet kaip ir nieka, kaip ir normaliai, dabar jau 2,5 laipsnio šilumos jau. Net rytoj pranašauja 5 laipsniai šilumos, o žiema skaitas. Nu, kur aš važiuoju, lietus pasibaigė, šiluma irgi tenais pasibaigė. Visą laimę, kad spėjau patepti slidės iš tenais, nes kai grįžinėjau iš šiaurės, tai šiluma tenais atėjo. Tai bendradarbiai pasakoja, kad biški teka pavargti, žodžiu. Lietus, kur ledas buvo, kai aš važiavau, tai tada prasidėjo lietus, pliusinė temperatūra, žodžiu. Baisu buvo. Ačiū Dievui, man nepakliuvo važiuoti. Spėjau patepti slidės iš tenais. Tai va, žodžiu, varau į Vilnių, varysiu į reisą, trumpas reisas turėtų būti. Tikiuosi už 1,5 savaitės grįžti. Tai ką, žodžiu, važiuojam į tą pusę garažas. Lėkiam. Nu ko, daiktas susidėjau. Viską apsižiūrėjau. Ko trūksta. Irgi apsižiūrėjau, žodžiu. Viskas sutvarkyta, padaryta, žodžiu. Lėkiam į Ventspilį. Tai važiuoju dabar autostradą Raseinių rajone. Ant tiek barška, ant tiek daužas per tas duobes, kad aš nebegaliu. Kad tu tos kelius sutvarkys. Ir, žodžiu, važiuoju, žiūriu, kad šitaip, sakyčiau, Raseinių rajone neblogai sniega dar yra. Kaip ketvirtadienį paliko, tai šiek tiek aptirpi. Ir lygia taip neblogai, sakyčiau. Va tiek sniegiuką visur matais. Tai va, žodžiu, Vilniui nutirpę, Panevėžy irgi pavasaris, bet tik tais rūkas čia didelis, laukia +1, Vilniui vapšė buvo +4. Įdomi čia. Kuo arčiau jūros, tuo šalčiau gaunasi. O mes ką? Važiuojam. Riedam. Da važiuosiu iki Mažeikių, stosiu pauzei. Reikės kūrą užsipilti, pilnus bakus vėl Orleano degaliniai.
šitą du puspriekabiai gale ABS daviklį keitė, tai reikės dar ratus pasitikrinti, ar neatsisukė, pasidaryti pauzę ir šūti toliau. Kelts vakare, įlipti keltą, eit pavalgyti ir eit mėgoti. Niekada jas jums neparodys. Tas pats per tą patį, žodžiu. Tai va, keliaujam po biškį. Važiau, niekaip nebedatraukiu kitų Mažeikių. Kelias dobėtas, norėtavo link Mažeikių, pavažiuoti neįmanoma. Važiau, tai kiek čia man? 14, apie 20 km liko, tai žodžiu vienu chodu iš Vilniaus iki Mažeikių be šansų buvo datraukti. Sustojau čia kažkokiam kelkrašt stotėliai. Tai pusvalanduką pauzę pasidarau ir šūtinu toliau iki Mažeikių kurą užsipilti. Niekaip nebedatraukiu, tai va žodžiu. Sėdžiu laukiu, kada ale pauzės eis. Ir kad galėčiau važiuoti toliau. Tai va, sėdim laukiam. Nu ką, esam Mažeikės, užsipilėm caleras, gavom kavelas, žodžiu. Ir šūtėjom toliau. Iki kelto liko 226 km, pauzė padaryta ir minsim iki pat kelto turim suspėti. Tai va, žodžiu, lėkiam į keltą po biškį. Nu va, važiavau į Latviją, iš karto geriau. Nei duobyčių nieko. Kavos padėlį va galiu pasidėti ant panelės, nei lašėlis nenukris. Po lietuviškų kelių, tai čia Latvijai važiuoti, o Jėzu, pasaka. Atsimenu, kai seniau važiuodavo aš čia, va čia tai būdavo žvyrkelis, man rodos, buvo lygesnis negu asfaltas, nes lopas ant lopo. Dabar net nepasakyčiau, kad čia yra buvę prastų kelių. Nu, lietuvėliai tai kaip bananų šaly. Tas pats kai Rumunija arba Bulgarija. Nu toks bomžynus, kad neduok tu Dieve. Pagrindinė autostrada nuo Vilniaus iki Kauno, bet nuo Kauno link Klaipėdos. O Jėzau, kas tenais daro, siaubas. Tai va, žodžiu. Šiaip netaip važiavau į Latviją. Važiuoju dar plius, važiuoju nemokamais keliais. O Lietuvoje kokie nemokami keliai, baisiau negu baisu. Sudėma labai greitai, 4:30, tamsu. Nu, bet nieko. Pas mane šviesas geras. Priekį va pasivijau bačką. Reiks kažkaip apsilenkti ją ir važiuoti toliau. Lėkiu link Saldus, nuo Saldus link Kuldigas ir nuo Kuldigas link Ventspilė. Navigacija pieno riebumą rodo. Ten vapšė neaišku, po Latviją lietų rodo pasivažinėti reikia, bet aišku, važiuosi taip kaip važinu. Ir atlėkt, nueit pasiimt kelto bilietą, atsistoti eilę ir lauk, kad tu laipins į keltą. O visą tą lipimą į keltą jūs jau matėt. Mano trečiam video matėt. Žodžiu, trečiam epizode matėt, kaip lipau į keltą, tai čia lygiai tas pats. Pastovi nuo Vilniaus, link Klaipėdos, paskui nusisuki link Mažeikių, per Latvius, į Ventspilį. Įlipi į keltą, visą laiką vakarį keltas būna, įlipi į keltą ir plauki ryte. Ryte atplauki Švediją ir varai toliau. Dabar su tualetiniu popieriu važiuoju į Trondheimą, į Kupo sandėlius, tenais išsikrauti. Išsikrausiu ir tada bus matyt, kur toliau leiks. Tai va, žodžiu, po biškį keliaujam link Skandinavijos. Tenais lėkiu. Nu, važiavau ir atsidūriau Ventspilį. Beveik į uostą. Beveik.
į uostą įvažinėsime. Čia atsinaujini viską, žiedinės sankryžas jau pakeistas, juostas išpaišytas, čia viską pasikeitė. Prizma irgi į uostą, suksimės dešinėn mes. Ir va toks va Ventspils. Pradžia tik tais karbė va, šviečiant. Pas mus eglutės, pas juos karbė šviečiančios. Tai va, beveik prie uostą. Naisiu, reikės pasiimt bilietą, stoti eilę ir laukti, kada laipins. Tai va, žodžiu, na, kaip išvažiavau anksti ryte iš namų, tai iš garažą kažkur, iš garažą po 10:15 gal išvažiavau, dabar yra 6:30, tai visą laiką važiavau iš Vilniaus iki Ventspilio. Kilometrų čia neblogai yra. Va, žmonės gyvena prie pat uostą. Čia panašiai kaip Klaipėda. Va. O va tenais va važiuosime und parkingo. Parkings pilns kaip visada. Nėra kur sustot net. Nu jam, normaliai. Smagiai. Tiek privaryta mašina, kad siaubas. Reikia važiuoti, ieškoti kažkur. Vietas, kur čia būtų galima. A dėl ko jie čia šitaip sustoja visi? Nu, Artima, važiuoja. Stomkis. Užlaidžiu aš tau, vitelį. Varyk, tik žiūrėk, skaniai ninkalk. Bus gražiausia. Besistumant ant kalsi. Jau čia nesistosim. Nes paskui, jeigu šitie nevažiuos į keltą, nelabai kaip bus galimybė išvažiuoti atbalom. Stosimės va čia va šone. Užstatysim lengvą mašiną, tas geriausia, visiems paleinausis. Na, stojam čia nainas, einam bilietuką pasiimsim, žiūrėsim, kas bus toliau. Nu, bilietukus gavau. 19:30 sakė pradės laipinti, da už 50 minučių. Kajutį būsim dviese. Jo, ir vėl reikės klausyti kažkieno knarkimą. Nieka gera. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai. Palauksim, lipsim į keltą. Šį kartą, kai mašina buvo pakrauta, atvažiavau 9:30 į garažą, susimečiau daiktus ir po 10:15, kai išvažiavau, tai 7:30 vakar atvažiavau Ventspilį, ana 7:30 pradeda laipinti. Tai va, šį kartą anksčiau atvažiavau, tai dabar reikės laukti. Praeitą kartą, kai atvažiavau tiesiai, pasiėmiau bilietus, nuvairiau tenais, eilę atsistojau ir laipiną. O dabar reikės biškį palaukti. Gausiu valgyti, vakarienę ir pietus, kaip visada. Nelabai bus skans maistas, bet nieko tokio. Geriau negu nieko, kaip sakoma, dovanotam arkliui dantis nežiūrima. Tai va, žodžiu. Lipsim ant kelto, eismą valgyt ir eismą miegot. Šiandien 6:30 ryto kėliaus. Jo. 6:30 ryto kėliaus, 7:30, po 7:20 iš namų išvažiavau. Tai Vilniui buvau, 9:30.
Tai va, tai biški mėgėlis pradėt kaip ir imt, ramiai sėdint. Nu, bet niekam, kaip nors, pabiški. Tai va, žodžiu, nieko įdomaus šiandien aš jums neparodys, nes jau praeitą kartą daug ką pamatėt, kaip čia kas vyksta ir kiekvieną kartą tas pats per tą patį. Tie patys keliai, tas pats keltas, ta pati vieta, bilietam pasimt, tas pats uostas Švedijai, tie patys keliai link Norvegijos, tai va. Įdomiausia turėtų būti, kai trankime kupė išsikrausia ir tada gausi pakravimą. Tai va, tada turėtų būti šiek tiek įdomiau. O dabar, kol išvažiuoji iš namų, tai tas pats per tą patį. Nieko įdomaus. Tai va, žodžiu, keliaujam po biškį toliau. Nu, 7:30 suėjo laikas, atidarė šlagbamą ir dabar visi kur tais lėkė, tik tais, kad greičiau į tą keltą įlipti. Dieve, kas šitara, siaubas. Va. Visi bėgom, tik tai skubas. Iš galamai, iš čia priekį. Čia iš šonų lenda, žodžiu. Visi kaip grandinės nutrūkė, atrodo kažkas pasikeis, kai jeigu pirmas įlips. Ilgiau laukti reikės, kol išlips tada. Paskutinį išlips. O biški va čia įvažinėjom į teritoriją. Čia ale mini renginiukas, peršviečiamas. Tik tais neaišku, dabar neatsimen, pasakys linijai, kurią stotis. Privažiavus. Čia va žmonės stovi. Pasakai, kuria linija. Tam trečia, antra. Trečia. Jam į trečią liniją stotis. Tai kas tai buvo? No. Tai kas tai dabar daras? Ko sustojam? Na, pasakė į antrą juostą stotis. Įvažiuosime dabar ant antrų juostų. Muitinės nėra keista. Taipgi pastovyje. Va čia va rengiant stipą. Pervažiuojam. Peršviečiamas, ale keista muitinės, kad nėra. Taipgi visą laiką būna, kai tik tais privažiuoja, jie jau iš toli mata jau, kur reikia bėgti. Mūsų keltas stovi, tušęs da. Pirmatinės mašinas pradės laipinti čia. Tai va, turbūt į antrą aukštą varys mane, ant pačią viršaus. Tai va, žodžiu. Dabar stojam į liniją ir laukiam, kada privažiuosim pradžią ir pasakysi, kur mums važiuoja. Dabar jie tenais tušės priekabą suvara. Tušės priekabą suvara, pakrauna ir tada pradeda varyti fūras. Suvara fūras, žodžiu, jeigu dar būna vietas, kažkur dar įkiša tuščių puspriekabę, ta vienų tik tais puspriekabą, aišku, jos krautas būna. Mačiau negabaritų irgi yra biški, tai va, čia krauna visokie kaip sakant, laukiam. Nu ką, sulaukiu savo eilės. Pasakė važiuoti į viršų. Važiuosim dabar į viršų. Važiuosim mes į viršų. Į viršų. Varam į šoną. Pasisukam. Čia sustojam, nes čia eismas vyksta ir
viršų, ne? Lipsime į viršų, į viršų, į viršų. Atsipalaiduojame stingini. Ir lipamės į viršų, į keltą, į keltą. Čiukšt, čiukšt. Opa, nu ir dabar gazą. Gazą, nes šį kalną mes kylam į kalną, į labai statų kalną. Va, antri būsim. Opa! Dabar svarbiausia, kad priekabą atlaikytų. Aha, man į aną kraštą reikės, nu okei. Tai čia. Ai. Gerai. Kapita. Pasikeliam pilnai tinginį. Apsisuksim. Op. Okidoki. Apsisukam. Nukrita kamerytė. O, būsim pačiam krašte, labai gerai. Niekas mum nesuspės, viskas fantastiška. Na. Normaliai čia, normaliai užstatė. Tai reikia dabar skubėti greičiau lipt iš čia, greičiau, nes bus kitaip žopa. Taip, uždaram įvedimas, vairuotojas, pradžia, pabaiga LV. Ir įvedimas, automobilis, keltas, pradžia. Įvedėm viską, keltą, vse. Aš drožiu į kajutę, valgyt, nieko jūs daugiau nepamatysit, tai iki rytojus. Čiau, paka. Na tai gal labas rytas iš Švedijos. Žodžiu, išlipam iš keltą, kontrolė dabar, stovim visi, kamštis didžiausias, laukiam, kada visus patikrins. Prastavėjau pusę valandą sandėnę, pakol mašinas patraukė, kad galėčiau savo mašiną įlipti. Pačiam krašte stovėjau, galvojau bus normaliai įlipti, pasirodo iš kairės pusės, iš vairuotojo pusės už metalas išlindys, atidaryti durų negaliu. Iš dešinės pusės bačka atsistoja, tarpelis apie 20 cm, nu nesu iš tų kudųjų, kur įlyščiau per tokį tarpelį. Tai va, žodžiu, sušaliau belaukdams, įlipau į mašiną, išvažiavau ir dabar kamštis didžiausias. Visi va, stovim visi, laukiam, žodžiu, viską, pakol praeisim kontrolę. Ir tada šutysim link Stokholmo, per Stokholmą link Sundsvalę. Ir nuo Sundsvalę į E14 kelią link Norvegų iki vietos apie 900 km. Tai stengsiuos maksimumą šiandien nuvažiuoti ir rytoj tada nuo ryto išsikrauti. Tai va, žodžiu.
vėsoka biški čia. Nu, gal tik tais man atrodo, nes kai sušaliau, mašina da niekam neįšyla, tai žodžiu, atrodo vėsoka, drėgna, labiau drėgna negu vėsoka. Tai va, žodžiu, po biški juda eilė, mušamės po biški į priekį. Tai va, keliaujam. Nu ką, atvažiavau į Stokholmą, ne viršum ant žemės važiuoju, bet po žemėm, tuneliais. Žodžiu, važinėju. Senai bevažiavęs šito keliu, tai nelabai atsimenu jo. Ir čia kamščiai. Tad stovėjau pusę valandos, daugiau nei pusę valandos, pakol išvažiavau, valandą gal net. Pakol išvažiavau iš uostą, pavažiavau 30 minučių gaunas. Pavažiavau ir vėl va kamščiai Stokholme. Ir vėl po biškį judam. Tai va, žodžiu, ir va taip mastyt bus, pakol neišvažiuos, nes iš galo irgi iš kitos juostos taip pat langų purvinumas ir nėra kur jų nusiplauti. Irgi taip pat iš galo visi nepasivelk iš lėta ir prieki tas pats kamščiai. Tai va, žodžiu, važiuojam tuneliais, važinėjamės. Mums reikia dabar įsirikiuoti į kairę pusę. Įdomu, mus kas nors įleis, nes po kairę pusę kamštis. Na, žodžiu, susiaurėjimus priekį. Nu, pasižiūrim, kultūra tokia pat kaip Lietuvoje, ar kas nors mus įleis. Na, jungiam posūkį. Jungiam posūkį ir dabar žiūrim. Įleis kas nors mus ar nelabai. Na. Ne, tokia pat kultūra kaip Lietuvoje. Na, lengvykiai įleidė. O, įleida. Nu, prieš tai ir aš 2 lengvykės buvau įleidęs. Nu, tai dabar ir man įleida. Bet pagrindė nelabai nori kas įleidžia. Ale skuba gyvesi. Na, pasižiūrėsim, kaip jūs skubėsit ant 70 autostradai. Tai va, žodžiu. Judam po biškį per kamščius. Per Stokholmą bandam prasibrauti. Bet čia ant tiek skruzdėlynas, kad siaubas. Iš visur tos lengvykės lenda ir tik tais baisiausia, kad nieko nenubraukti. Nes linijų atstumai nuo vienos iki kitos linijos kaip tik nuo vieną iki kitą ratą. Tai žodžiu, ačiū viso lėki, skupamas į darbus. 10:11 mūsų laiko, tai 9:10 jų laiko. Tai va, prieki bus kameras ir kamščių mokestis, va, pas švedus yra kamščių mokestis. 11 kronų. Ja, nuskanavo. Už tai, kad kamštie stovi, turi susimokėti 11 kronų. Tai čia apie 90 centų, žodžiu, gaunas. Tai va, buvo kamštis ir reikia susimokėti visiems. Lietuvoje to nėra, Lietuvoje musėda tik žada tokį padaryti. Po dešinę pusę ofisai, po kairę pusę parduotuvės. Nenorėčiau aš čia gyventi, aš jau Vilniui nenoriu gyventi. Tokiam va didžiuliam miestą, čia ta baisiau. Judesys, čia juda, lėki visi. O Jėzau. Tai va, beveik bandau prasikrapštyti, prasimušti pro Stokholmą. Iš lėta. Va, tormazai važiuoja. Tai va, žodžiu, lėkiam po biškį į priekį. Namai labai įdomaus stiliaus ir tenai žmonės gyvena. šalia greitkelio. Nu, žodžiu, keista biškį. Kita šalis, ne Lietuva. Tai va, o taip atrodo Stokholmo greitkeliai. Į senamiestį nelendu, nes
ir mokama, ir žodžiu, aš kai tenais įliščiau, man rodos, aš iš tenais nebeišliščiau. Jo, pavažiavau biškį ir vėl kamščiai prieki, tik į tunelį važiuoju ir kamščiai. Žodžiu, siaubas, na, visi skuba lekia, mes neskubam nelekiam. Važiuojam atsakingai. Daug eismo vyksta po žemę. Tikiuosi, aš čia gerai važiuoju, nes kažkaip nepamačiau ženklą. Labai tikiuosi, kad gerai važiuoju. Tai va, 13 metrų po žemę tunelį. Per Stokholmą. Na, kiek tu čia prieki, va taip va įsidirbinėjus. Važiuoja su ta lengvykė telefonu žaidžia. Prieš tai per prieki tą borą važiuoja, prieš tai telefonu šnekė. Dabar pabaigė šnekėti telefonu, žaidž dabar su telefonu. Na, cirkininkai. Aš kai aukštai sėdžiu, viskas man gerai matas, va, važiuoja ir va, žiūrėk, Renata, žaidž telefonu. Normaliai čia eismas vyksta. Vis telefonai žaidžia, visiems yra nusišvelpti. Tai va. Važiuojam toliau. Aš čia kadangi kai aukštai sėdžiu, tai labai gerai matais, kad žaidži telefoną, kad ne. Tai va. Va taip va. Na ku, važiavau 4,5 lygiai atvažiavau na keltą, sustojau parkinge, sakau, pasidarys kavos, pasižiūrės serialiuką. Ir mins toliau esu tokia nesąmonė nusipirkis. Įpili vandenį, apačio tipo įdedi kapsulę kavos. Aš nusipirkau va tik to kapsulytės tipo kavos. Nesąmonė kažkokia. Ir, žodžiu, pabandys kavos pasidaryti. Šūdas. 8 ml tik tai telpa, tai žodžiu, išbėga tas vanduo ir dar reikia įpilti, bet taip tai, nu, biški, toksai per mažai vandenį, galėtų būti daugiau. Tai tokiam pasižaidimui va tokią nesąmonę pasidarys, nusipirkis. Tai žodžiu, išgersim kavelą, pažiūrės serialą, kol turi laiko, pasidarys porą buterbrodų, su jais pauzė ir vėl mins toliau. 4,5 atidirbau, tai dar va 4,5 atidirbu ir eisiu miegoti. Turėčiau davažiuoti beveik iki Norvegų sienas, rytoj beliks apie 200 km damuš tik tais, gal net mažiau. Nuvaryti į Tylerį, į Trondheimį esantį kupą sandėlį, išsikrauti šį papirį. Tai va, žodžiu, pabiškim. Pavalgam ir judam toliau, nes valgyti žiaurysi. Norėjau pusryčiai labai tokie silpnoki buvo, 4 blin su jogurt suvalgiau, kavelas iššoviau į psio. Tai va, žodžiu. Dabar biški dar užvalgys, a vakar gal kažką rimčiau reikės pasidaryti. Čia jau biški temperatūra nukrita, +2 tik tais belika, jau plikledis visur prasideda. Buvo labai gerai ir malonu važiuoti, kol nebuvo nei sniega, nei plikledžio, nei ledą. Pamiršau net, kaip reikia važiuoti. Net važiavau čia ir prisiminiau, kad čia žiema, čiuožykla, žodžiu. Tai va, žodžiu, pasidarom pauzę ir judam toliau. Kažkaip labai greitai viskas pasikeitė, tik ką važiavau, buvo +2. Į Sundsvalį važiavau, kuo puikiausiai, nei sniega, nieka. Išvažiuoju iš Sundsvalio, -3 ir pilnas sniega. Ir dar plius plikledis ant kelio. Nu, žodžiu, smagu, labai kardinaliai pasikeitė. Atrodo, buvo ruduo, bam, žiemą iš karto, su šalčiais, su visko.
Tai va šitaip va dabar važiuosim apie 430 km. Ir rūkas, žodžiu, ir šalta, nu, smagu. Atsipalaiduoti negalima. Turi dirbti pilnu pajėgumu. Tai, sakau, labai keista. Lietuvoje ypač geriausia buvo. Vilniui nėra sniega, Plungėj pilna. Tada į Latviją įvažiavau, vėl nėra. Į Švediją atplaukiau, iš kelto išlipau. Nėra sniega, 400 km, 300 kažkur nuvažiavau, nėra sniega ir iš vieno miesto išvažiuoju. Pasisukiau ant Norvegų kelio į Norvegų pusę ir bam! Viduržemis, pilna sniega. Nu, žodžiu, gerą kelią man. Užšalė visur viskas. Keista, tai įdomu, kiek čia šalčio buvo, kad toksai orelis įdomus. Tai va, žodžiu, va šiai taip. Nu ką, viskas. Atvažiavau slidžiais keliais. Pačiaužiau, pabuksavau, buvo nežmoniškas rūkas. Atkentėjau, davažiavau iki parkingą. Atidirbau 8 valandas 45 minutės. Iki muitinės beliko 109 km. Tai rytoj 8 ryto muitinė atsidaro, mūsų 9 valandą ryto. Iki vietos važiuoti 1,5 valandas. Tai kokį pusę 7, po 6:15 pajudėsiu link sienas, kad atvažiuot kaip tik ant atidarimą. Tai va, žodžiu, atsidarys muitinė, susitvarkys papierizmą ir iki iškravimo nuo muitinės liks 110 km. Stojau kažkokiam parkingi, kavinė, čia kažkai yra, da čia kažkokie skelbimo lentas kažkokie, nelabai einu suprast, kas tenais pavaizduota. Tai va, žodžiu, dabar yra beveik 7:30. Eisiu pasižiūrėsiu serialiuką. Ai, dar reikės pabandyti sueditint 2 dienų vakarykštės ir šiandienos dienos prifilmuotų mano kelionę, žodžiu. Ku pavalgys ir eisiu gultis, ko tai miegas labai ima. Labai nuobodus kelias buvo, rūkas ir slidu. Tai va, žodžiu, paėsiu, sueditinsiu video, gal tą kokį serialą pasižiūrėsiu ir eisiu gultis. Rytoj 6 rytą. Ai, tai aš rytoj 6 rytą kelsiuos. Pajudėjus po 7 tik tais, tai nėra ko man anksti taip keltis. Tai jo, 6 rytą kelsiuos. Tai va, žodžiu, 11 valandų ar tai 10 valandų poilsio ir vėl reikės važiuoti. Tai va, ką, man skanios vakarienės. Jeigu spės dar šiandien išeiti video, jum irgi skanios vakarienės. Jeigu ant kitos dienos, tai žodžiu, geros dienos jum. Tai va, čiau, paka, iki sekančią kartą.